padumavusi akių makiažą ir šį sezoną tas padumavęs akių makiažas yra labai minkštas, toks švelnus, be aiškių kontūrų. Parodysiu taip, kad jūs pačios galėtumėte jį pasidaryti. Pasižiūrėsim, pačios pabandysim kaip čia ką. Tai gal aš tada ir pradėsiu. Pudrą tepame nuo veido vidurio žemyn. Jos labai nedaug reikia. Kažkokios automatinis? Maybellinas turi paprastą juodą ir turi automatinį. Čia kam patogiau, automatinio tiesiog nereikia drožti. Ir dabar aš panaudosiu kokią nors šiek tiek tamsesnę spalvą. Tai tarkim, jos akys yra mėlynos, tai jai labai tiks ir ruda. Juodu pieštuku aš įbrėžiu truputėlį į vidų. Tai reikia būti atsargiom su tais pieštukais į vidų, nes jie mažina optiškai akis. Pas ką yra labai mažos akys, jos dar labiau užmažės. Mūsų viena akytė padumavusi jau. Pas ką, pavyzdžiui, akys viena nuo kitos nutolė stipriai. Svarbu padažyti nuo kampo iki kampo, tada jos optiškai arčiau atrodys. Vakarui tiks Maybelline tušas Falsis. Dedame kokią nors bronzinį, arba bronzinę pudrą, arba bronzos spalvos skaistalą. Bet dedame ant kaulo, bet ne viršui, o truputėlį žemiau ir ne per žemai. O rožinius arba persikinius skaistalus dedame ant iškiliausios skruostikaulio vietos. Tai yra nusišypsom veidrodyje ir pamatom, kur yra ta iškiliausia vieta. Man tai atrodo, šitoks makiažas nėra labai iššaukiantis ir labai gražiai paryškina. Dabar yra kitas variantas, su ta ryškia spalva. Vėlgi labai paprasta. Biškį papudruoju. Kuo arčiau, tarkim, siauresnė, ar ją, čia žiūriu, padidinti galą? Čia nuo akių formos priklauso. Iš tikrųjų, jeigu voko nėra labai didelis plotas, tai tada geriau siauresnė brėžti. Galite mėlyną, galite violetinį, galite, sakau, samaninį žalią. It's my life. Gonna be what I wanna. Free like I wanna. That's right.